Tai tarsi du kaimynai toje pačioje zodiako gatvėje, kurių durys nuolat vos kilnojasi nuo energijos skirtumų. Vienas eina kaip kibirkštis, kitas kaip uola, ir vis tiek kažkokiu kosminiu būdu jų trajektorijos susikerta taip, kad užsiliepsnoja įdomus, žemiškas ir tikras ryšys. Avinas atsineša greitį, jis yra pradžios jėga, ta kibirkštinė nuotaika, kuri pažadina bet kokį sustingimą. Jautis įneša stabilų ritmą, tarsi būgnas orkestre, laikantis tempą, kad visa muzika nenuskristų į chaosą. Ši kombinacija nėra nei lengva, nei nuobodi. Ji primena dvi skirtingas fizikos konstantas, kurios vis bando susitarti dėl bendro pasaulio modelio. Romantikoje avinas priduoda karštį, o jautis – kūniškumą ir jaukią žemės trauką. Tarp jų nuolat vyksta įdomus žaidimas. Avinas inicijuoja, jautis išlaiko. Avinas skuba, jautis moko sulėtinti tempą ir pajusti kiekvieną akimirką. Šis duetas ypač gerai klostosi tada, kai avinas suvokia, kad stabilumas nėra nuobodybė, o jautis leidžia savo šiek tiek išsiderinti iš įprasto grafiko. Konfliktuose avinas reaguoja staigiai, o jautis tvirtai. Jų ginčai būna reti, bet galingi, nes ne vienas nenori pasiduoti. Tačiau už tai jų susitaikymo ritualai būna tokie šilti, kad net kosminiai stebėtojai pasidaro sentimentalesni. Šis ryšys klesti tada, kai avinas pajunta jaučio ramybės oazę ne kaip stabdį, o kaip bazinę stovyklą, iš kurios galima saugiai kopti į kalnus. O jautis atpažįsta avino ugnį kaip naujos patirties švyturį, o ne nerimo šaltinį. Šita sąjunga turi žemišką kūną ir ugninę širdį, tokį derinį, kuris gali nešti toli, jei nepritrūks abipusio įsiklausimo ir truputėlio humoro. Pasaulis tampa įdomesnis, kai tokie du ženklai sutarė dėl bendro maršruto.